Čia labai atsakingas dalykas. Žiūri pusė Lietuvos. Džeikabui kur esi? Ir abudu žvengiam, kad žvengiam. Ai, tai neįsi. Tada neina jūsų, viskas gerai galima. Jūs dar nemoka plaukti. Aš jūsų padengsiu. Einu aš į kitą pusę. Kaip jautiesi? Gerai, davai varom. Sargiai. Ui, soriuka. Kurie turi išlyst čia? Jo. Okay. Ačiū. Aš pabandysiu aš bent prakiukti. Kaip jaučiatės? Gerai, labai gerai šiaip. Čia labai gražu, ramu ir visi labai draugiški. Jokūbai, tu ko tikiesi? Kaip jautiesi? Puikiai. Ko tikiesi? O ko tikiesi iš stovyklos? Visko. Ką reiškia visko? Nieko. Ko tikitės iš stovyklos? Daug neįtikėtinų išbandymų. Geri, ta prasme, netokių žiaurių krikštynų kaip pernai. Arba iš viso, kad jau krikštyti nebūtų vėl krikštėmi kaip užpernai. Irgi variantas. Ko dar tikiesi, Ieva? Aš atrasti kažką naujo savyje, ko dar netradau. No. Bani. Aida, kokie gražūs bateliai ir jie Veidu! labai. Čia tokia dėmėta tu. Labai gražu. 10 metrų! 15! Bravo! Dabar visi greitai lendam! Alio, bet žinokit, netilps tikrai kai kurie. Tilps, sakė, telpa belė kokie vyrai. Sveiki atvykę į kitą variantų stovyklą ir norėjau paklausti, kaip nusiteikę jūs čia? Gerai labai. Kokios stovyklos jūs nenorėtumėt? Šaltos. Šaltos. Nedraugiškos. Kur manęs dabar dės? Tomai, kur manęs jūs? Gerai, žiūrėk. Maladės. Yeah! Palik tą maikę! Greitai į viršų! Galvos nekeliam! Taigi iš knygų galime išmokti ne vieną ir ne dvi vertybės. Tokių pavyzdžių yra ir lietuvių literatūroje, kaip Igno Šeiniaus knyga Kuprelis. Tai joje rašom apie kaip antivertybę, kaip Kuprelis visą savo, kaip ir ne tik gyvenimą, bet visą save atidavė savo mylimajai iš jo negaunamą matymą. Lendam visi, viens po kito. Algų pilna. Nebe pirmi metai tai jau čia, ne? Aha, o dėl ko atvažiuoja pakartotinai? Nes visą laiką yra ko daugiau sužinoti, visą laiką yra kur tobulėti ir norisi kas metais atnaujinti viską. Nebeturiu beveik baimės. Čia buvo didžiausias pasiekimas mano. Nepamirštamus prisiminimus.
šilčiausius pačius prisiminimus. Prisiminimus. Ypač apie draugus jo. Gaila išvažiuot, daug draugų susiradom. Grįžti ir kitą sykį. Žinai. Kas labiausiai patiko? Viskas. Neina jau tikriausiai net išskirti kažko vieną. Man tai turbūt žygis labiausiai patiko. Nu, žygis buvo labai įsimintinas. Viską supurti ir viską apverti. Ar eitume dar sykį tokį žygį? Taip, aišku. O dar baisesnį? Taip. Gerai. Viskas. Ramiai. Neskubėk, neskubėk. Kurį sulaukai? Neskubėk. Viskas gerai, yra laiko. Niekur čia neskubėk. Gerai. Viskas. Šaunuolė. Viskas gerai. Ramiai.